Žiūrėkite, kur dingo laikas. Žinote, kad partizaniam kare laiko neegzistuoja. Mes gyvenam nuo vieno įvykio iki kito. Aš net nežinau, kuri dabar savaitės diena. O pats kvailiausias dalykas tai yra planuoti rytdieną. Kariai yra tik tai vakar, yra tik tai dabar. Niekas nežino, kas atsitiks kitą akimirką. O batai, žiūrėkit, supjaustyti batai. Aš žinau šitą istoriją. Ir net mirdamas partizanas galvoja apie tai, kaip dar pakenkti priešui. Net jeigu negali laikyti ginklo rankose, jisai žino, kad kai numirs, tuos batus nuaus ir stengiasi juos naikinti, kad jais nepasinaudotų. Mirtis nėra baisiausias dalykas. Mes su tuo jau susitaikę, gal net susidraugavę. Baisus dalykas yra tada, kada tu nebegali padėti kitam.